Sveiki! Trumpai pristatysime Lietuvos energetikos agentūros rugsėjo 4 dieną paskelbto kvietimo teikti paraišką saulės elektrinėms sausumoje įsirengti pagrindinės finansavimo sąlygas. Kvietimas prasidėjo rugsėjo 4 dieną 14 val. Ir paraiškas bus galima teikti iki 25 metų vasario 4 dienos 16 val. Iš viso kvietimui yra skirta beveik 73 milijonai eurų. Finansuojamos veiklos yra saulės elektrinių iki 500 kW galios įsirengimas. Tačiau finansavimas neapima jau pastatytos saulės elektrinės galios didinimo, todėl saulės elektrinė turi būti statoma naujai. Vienas pareiškėjas kvietimo metu galės pateikti tik vieną paraišką, tačiau paraiškoje galės nurodyti kelis nekilnojamo turto objektus, kuriuose planuoja įsirengti saulės elektrines. Svarbu, kad suminė visų elektrinių galia neviršytų 500 kW. Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, piliečių energijos bendrijos bei juridiniai asmenys siekiantys šių bendrijų statuso galės saulės elektrines įsirengti ir savo dalininkų valdomame nekilnojamame turte. Finansavimą galės gauti tiek elektros energijos gamintojai, tiek gaminantys vartotojai. Svarbu, kad pareiškėjai atitiktų tinkamą pareiškėjo statusą. Pareiškėjai galės būti labai mažos ir vidutinės įmonės, registruotos netrumpiau nei 1 metus iki paraiškos pateikimo. Taip pat ūkininkai atitinkantis šių įmonių statusą ir kurių ūkiai iki paraiškos pateikimo netrumpiau nei 1 metus yra įregistruoti ūkininkų ūkių registre. Taip pat kvietime galės dalyvauti atsinaujinančių išteklių bendrijos bei piliečių energetikos bendrijos, kai dalininkais nėra didelės įmonės. Kvietime gali dalyvauti ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos arba piliečių energetikos bendrijos statusą. Tokių įmonių steigimo dokumentuose turi būti nustatytas tikslas teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą savo dalyviams ar tą naudą teikti vietose, kuriuose jie vykdo veiklą ir jos pagrindinis tikslas nėra pelno siekimas. Šie juridiniai asmenys, kurie dar tik siekia tapti bendrijomis, tarp dalininkų negali turėti didelių įmonių. Finansavimas yra skiriamas pagal nustatytą fiksuotą įkainį, tai yra 1073,42 eurus už vieną įrengtą kilovatą. Labai mažoms ir vidutinėms įmonėms bei šį statusą atitinkantiems ūkininkams skiriamas 35% finansavimo intensyvumas nuo nustatyto įkainio. Bendrijoms bei šį statusą siekiantiems įgyti juridiniams asmenims taikomas 45% finansavimo intensyvumas, išskyrus atvejus, kai tokių bendrijų nors vienas dalininkas yra labai maža įmonė arba vidutinė įmonė, arba taip pat ūkininkas. Tokiu atveju taikomas 35% finansavimo intensyvumas. Pagrindinis privalomas pateikti dokumentas tai yra pareiškėjo vardu išduotos ESO prijungimo prie energetikos tinklų sąlygos. Atkreipiame dėmesį, kad gamintojų sąlygos turi būti skirtos savo poreikių tenkinimui arba perteklinės elektros energijos pardavimui. Tai yra sąlygos negali būti skirtos visos elektrinėje pagamintos elektros energijos pardavimui. Tais atvejais, kai saulės elektrinės įrengtoji galia nedidesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti į tinklą galia lygi 0, teikiamas laisvos formos įsipareigojimas pastatyti tam tikros galios saulės elektrinę su nuline generacija į tinklą. Visi kiti privalomi pateikti dokumentai yra nurodyti kvietime bei pačioje paraiškos formoje. Tinkamos finansuoti išlaidos yra saulės modulių, įtampos skaitiklių, montavimo darbų ir kitų įrengimui reikalingų medžiagų pirkimo išlaidos. Visa įranga ir susiję komponentai turi būti nauji ir nenaudoti, o tinkamų išlaidų laikotarpis prasideda tik nuo paraiškos pateikimo dienos. Tai yra iki paraiškos pateikimo negali būti sudaromos saulės modulių ar kitų komponentų pirkimo, pardavimo sutartys, negali būti pradėti montavimo darbai. Jungtinio projekto projektas, tai yra saulės elektrinės įrengimas, turi būti įgyvendintas iki 26 metų sausio 31 dienos.
Atkreipiame dėmesį, kad investicijų tęstinumas turi būti užtikrintas 5 metus po projekto finansavimo pabaigos, tai yra 5 metus po lėšų išmokėjimo. Šiuo laikotarpiu be atsakingos institucijos Centrinės projektų valdymo agentūros sutikimo negalima perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti buvo skiriamos finansavimo lėšos. Taip pat norėtumėm atkreipti dėmesį ir į viešinimo reikalavimus. Projekto viešinimas socialiniuose tinkluose yra privalomas, todėl pareiškėjas jau teikdamas paraišką turi numatyti, kokiame socialinėme tinkle ir kokioje konkrečioje paraiškoje bus paviešinta informacija apie jo įgyvendinamą projektą. Jeigu pareiškėjas turi savo interneto svetainę, viešinimas joje taip pat yra privalomas. Jeigu pareiškėjas savo interneto svetainės neturi, projektą vis tiek privalo viešinti socialinėme tinkle. Viešinimas turi būti atliktas per 20 darbo dienų nuo finansavimo skirimo ir visose viešinimo priemonėse privaloma naudoti ES emblemą ir teiginį šalia emblemos Next Generation EU ir taip pat naujos kartos Lietuvos ženklą. Šiuos ženklus matote skaidrės apačioje ir juos taip pat galite rasti Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainės skiltyje Kvietimai teikti paraiškas, dažniausiai užduodamų klausimų rubrikoje. Socialiniuose tinkluose taip pat rekomenduojama naudoti ir 3 grotažymas, tai yra finansuojama ES, Next Generation EU ir naujos kartos Lietuva. Taip pat svarbu, prieš teikiant paraišką, atkreipti dėmesį į tai, kad nekilnojamo turto objekto, kuriame planuojame rengti saulės elektrinę, nuosavybės teisė ar kiti teisėti valdymo pagrindai iki paraiškos pateikimo privalo būti registruoti nekilnojamo turto registre. Taip pat šis turto objektas, kuriame bus įrengta saulės elektrinė, turi būti valdomas nuosavybės ar kitais teisėtais valdymo pagrindais ne mažiau kaip 5 metus po jungtinio projekto finansavimo pabaigos. Taip pat pareiškėjo statusui įvertinti smulkio ir vidutinio verslo statuso deklaracijoje, kuri turės būti pateikta su paraiška, būtina pateikti duomenis apie pareiškėją, susijusias ir arba partnerinės įmonės pagal patvirtintų paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis. ESO sąlygos, kurios bus teikiamos su paraiška, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad jos turi būti išduotos pareiškėjo vardu, bei jose nurodytas nekilnojamo turto objekto adresas turi sutapti su paraiškoje nurodytų nekilnojamo turto objekto adresu, kuriame bus įrengiama saulės elektrinė. Taip pat, dar prieš teikiant paraišką, turite įsivertinti, į kurį kvietimą jums reikėtų pateikti paraišką. J04 kvietimas yra skirtas labai mažoms ir vidutinėms įmonėms, ūkininkams bei bendrijoms ir juridiniams asmenims siekiantiems bendrijų statuso, kai bent vienas dalininkas yra labai maža arba vidutinė įmonė arba ūkininkas. J05 kvietimas yra skirtas bendrijoms ir juridiniams asmenims siekiantiems šių bendrijų statuso, kai tarp dalininkų neturi labai mažų ar vidutinių įmonių arba ūkininkų. Skaidrėje matote veiksmų seką, kaip gauti finansavimą saulės elektriniai įsirengti. Pateikus paraišką Lietuvos energetikos agentūrai, ji bus įvertinta per 55 darbo dienas. Į šį laiką nėra įskaičiuojamas laikas, kaip pareiškėjas tikslina paraišką. Gavus teigiamą įvertinimą, tai yra gavus finansavimo skirimo raštą, iki 26 metų sausio 31 dienos turite įsirengti saulės elektrinę ir pateikti elektrinės įrengimą pagrindžiančius dokumentus kartu su mokėjimo prašymu Lietuvos energetikos agentūrai. Mokėjimo prašymas bus išnagrinėtas per 55 darbo dienas, o teigiamai jį įvertinus dotacija bus išmokama per 10 darbo dienų. Visą su kvietimu susijusią informaciją rasite interneto svetainėje ena.lt skiltyje Kvietimai teikti paraiškas.
Šioje skiltyje rasite prisijungimo prie paraiškų pildymo formos nuorodą, kvietimo sąlygas, dažniausiai užduodamus klausimus bei mokymų medžiagą. Taip pat Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainėje yra patalpintos rekomendacijos ir dėl atsinaujinančių energijos išteklių bendrijų kūrimo, su kuriomis galėsite susipažinti. Kilus papildomiems klausimams, kreipkite skaidrėje nurodytu bendruoju telefonu arba rašykite elektroniniu paštu. Ačiū už dėmesį.